Trūksta žodžių. Trūksta žodžių. Trūksta žodžių. Atvažiuoja Mindaugas Domkus, Joniškio nusikaltėlis. Ne visai nusikaltėlis, ten vartojantis žodžių. Ir jisai pas mane bus bendrabutį. Ir ką aš noriu pasakyti, kad... Nebus jisai, aš nežinau, ar bus pas mane bendrabutį, bet žodžiu, pas mane čia puslėlinė, šašas ant lūpos, negaliu pabučiuoti nieko, net mamos. Ir šitą atvažiuos Domkus ir man tą pačią dieną turėtų sumokėti pinigus už objektą šitą. Man turėtų tą pačią dieną sumokėti pinigus už objektą Paupy ir žadėjo įdarbinti. Bet nežinau, aš nežinau dėl to įdarbinimo, ar aš patiksiu tam direktoriui. Jeigu įdarbins, bus gerai, jeigu neįdarbins, aš pasiimsiu pinigus ir pirmų taikymų į kirpyklą, paskui Kalvarijų turgų, tada susitiks su Domkum ir tada ieškosimės prekių. Ieškosim prekių, bet jisai yra, žodžiu, man labai nepatiko jo idėja, kad jisai nori visko, kas yra narkotikai. Jis nori visko, kas yra narkotikai. Tai galiu pasakyti, žmonės, tie haliucinogeniniai grybai yra šungrybiai. Tai yra džiovinti šungrybiai. Ir jeigu aš pamatysiu, kad jisai moka pinigus už tos šungrybius, aš pasakysiu, eik tu šikt. Aš jį pasiūsiu ir aš su juo daugiau nebebūsiu. Domku, jeigu tu matai šį vaizdo įrašą, nedrįsk pirkti tų grybų. Ten yra šungrybiai. Tai va, jisai žiauriai nurautas ir jis nori tik tai, kas yra narkotikai, ieškot po visą Vilniaus miestą. Aš gaunu pinigus už objektą, kuriame dirbau. Pasiprašiau 80 eurų, nes dirbau 5 dienas. Ir jeigu man sumokės mažiau, aš nežinau. Paprašiau, kad sumokėtų 80 eurų. Jeigu sumoka, viskas tvarkoj, tada dar mane sakė, nori įdarbinti lygtais. Mane sakė, nori darbinti lygtais. Jeigu darbins, mes tada susitiksim vėliau. Bet jeigu, tarkim, jisai ten ir likerio pasiims, žodžiu, iš Latvijos, nežinau, kaip bus. Gal mes gersim tą likerį pas mane namuose. Vienas kolega pafilmuos mus. Vienas kolega mus pafilmuos, bet esmė, kad jisai nori tik tai narkotikų. Jisai nori tik tai narkotikų. Ir man tas labai nepatinka. Nes jie kainuoja baisius pinigus, bet jisai nori ne tik narkotikus, nori tos narkotikus paskui pardavinėti pas savo gimtajam mieste, savo gimtajam rajone. Jis paskui juos pardavinės. Bet aš tikrai sakau, jeigu pamatysiu, kad jis perka grybus, pasakysiu, eik tu šikti ir mes daugiau nebesusitiksim. Jokių grybų! Jokių grybų! Jeigu aš pamatysiu, kad jisai perka grybus, sakysiu, eik tu šikt. Tai va. Ir jisai galvoja tik tai apie narkotikus. Tai va, greičiausiai aš važiuosiu antradienį į Paupį, atsiimti pinigų už savo padarytą darbą ir tada važiuosiu tiesiu taikymų į kirpyklą ir į Kalvarijų turgų arba į Akropolį, nežinau. Bet dar reikės padėti tam šikniui reikės dar padėti suieškoti tų medžiagų. Tai va, ir jisai dar nori pasimti tokį meškiną, toksai meškinas. Andrei Sovietov iš Farų. Andrei Sovietov iš Farų, jis dar nori pasimti tą meškiną. Tai sakau, Domkau, jeigu tu pasimsi tą meškiną, irgi pasakysiu, eik šikti ir mes nebesusitiksim. Jokio meškino, mes dviese, kiti žmonės pas mane bendrabutį tikrai nenakvos. Aš neturiu kitos antklodės. Mes greičiausiai miegosim po tą pačią kaldrą. Ir prieš užmiegant gersim likerį. Bananinį likerį iš Latvijos. Bet aš noriu pasakyti, jeigu aš pamatysiu, kad jisai perka grybus, aš jam tėkščiu per ranką ir sakysiu, nedrįsk. Tai va, antradienį atvažiuoja žmogus iš Latvijos sienos pas mane į Vilnių.
Jis iš tikrųjų nori prisipirkti medžiagų, kad paskui jas galėtų pardavinėti. Sako, aš noriu užsidirbti pinigų. Iš Vilniaus prisipirktų tablečių, kad jas galėtų pardavai.